Kas šiais laikais skaito laikraščius? Jos reikia naudoti ne pagal paskirtį. Pavyzdžiui. Laikraštį puikiai galima panaudoti kaip karinį jūrų laivą, saugantį jūsų šalies teritorinius vandenis. Taip pat laikraštis yra puikiai apsisaugojimo nuo saulės priemonė. Arba jei jau prakalbame apie madas, puikus avalynės sprendimas. Ir kasgi sakė, kad laikraštis negali būti graži pavasario gėlė? Štai čia matome Šiaurės Korėjos karinės oro pajėgas. Taip pat galime laikraštį panaudoti kaip muzikos instrumentą. Televizorių ir jo pultelį. Nesustabdomas, tiesiog magiškai nesustabdomas šiame pasaulio krepšinio čempionate. Kavinė. Žodžiu, esmę supratot. Laikraštį galime panaudoti kaip tik nori, svarbu turėti vaizduotės.